Ir daug yra svarbių žodžių, kuriuos mes girdime savo gyvenimuose. Ir daug, bene svarbiausias yra aš atsiprašau, atleisk. Ypač kai važiuojant mašina kažkas tau užkirta kelią ir tu pyksti ir mosuoji ranką. Mums kartais sunku pasakyti atsiprašau, atleisk. Eikime į priekį. Galbūt tai yra toksai vakarietiškas pasakymas, bet kaip pasakyti, ar jūs girdėjote tokią frazę, kad lazdos ir akmenys gali sulaužyti mano kaulus, bet žodžiai niekada to nepadarys. Dažnai vaikai taip sakydavo, kad lazdos ir akmenys gali sulaužyti mano kaulus, bet žodžiai niekada manęs nesužeis. Net yra tokios mažų vaikų pastangos nugalėti tuos blogus žodžius, kurie ateina jų atžvilgiu. Bet tie žodžiai įkrenta mums, įkrenta į mūsų protą, mūsų širdis. Ir aš žiūriu vaikų. Bet kai kurie tie žodžiai, blogi žodžiai, įstringa vaikų širdyse, vaikų protose ir jie daro įtaką jų gyvenimuose. Tai yra, kodėl Dievas paliko mums žodį? Žodžiai turi jėgą, turi galią. Ne tik tais parašytas žodis, bet ir ištartas žodis, kalbamas žodis. Net žodžiai, kurie nėra pasakyti. Galbūt tu nori kažką išgirsti iš savo viršininko, mamos, tėčio. Aš myliu tave. Iš savo sutuoktinio, aš myliu tave. Aš didžiuojuosi tavim. Galbūt tu negirdėjai tų žodžių iš savo tėvo. Gerai padarėjai iš savo viršininko. Šaunus darbas. Jeigu tie žodžiai nebuvo pasakyti ir tai gali palikti mums kažkokias žymės, žodžiai turi svorį. Galbūt žodžiai tavo galvoje yra tokie sunkus, kad jis slegia tavo pečius ir tu nešioji tą svorį. Aš nebegaliu, kodėl mano namai purvini, kodėl viskas sulūžė, kodėl taip nesiseka ir darosi sunkiau ir sunkiau ir sunkiau. Milleris pasakė taip, kiekvienas iš mūsų naudoja įtaką arba išgydyti, palaiminti, kažką palikti gražaus arba sužeisti, sužaloti, nuodyti arba palikti kažkokias juodas dėmes mūsų gyvenimuose. Čia ne Biblija, aišku, bet Biblija sako tą patį, kad liežuvio galia yra gyvybė ir mirtis. Ir mes turim būti atsargus, kaip mes tai naudojam. Kaip mes esame jauni, 20, 30, 40 arba virš. Galite atsiminti žodžius, kurie buvo pasakyti tavo vaikystėje. Štai atsitinka dalykai, kuriuos aš atsimenu iš 3 metų, sako, tu negali atsiminti, jo, aš prisimenu. Jis pasakoja atsitikimą apie butelis burnoje, nelabai supratau. Tai gali susižaloti savo dantis.
Aš prisimenu. Aš prisimenu dalykus, kuriuos brolis man pasakė, kuriuos mano tėvai pasakė, kurią mama pasakė, tėvas pasakė, tetos, dėdės, net mokytojai. Nebūtinai 100% tikslumu, bet aš labiau atsimenu tuos negatyvius dalykus, kurie buvo pasakyti. Kodėl taip yra? Mes suprantame apie save, nes tie žodžiai mus formuoja. Bet mums sunku pripažinti, kad ir mūsų žodžiai gali kažką formuoti. Ir tavo žodžiai neša galbūt didesnį svorį, negu tu įsivaizduoji. Visi žinom, žiūrim žinias ir žiūrim, kas darosi, kokias nelaimės vyksta. Jeigu tu visą laiką klausai tas žinias ir tokias nelaimės visokias, tai tave įtakoja. Bet žmonių grupė, kurią mes turėtume labiausiai domėtis, tai yra mes, tie, kurie sekame Kristų. Turime būtume labai rūpestingi, ką mes sakome ir kaip sakome. Efeziečiams 5:1 sako, lietuviškas vertimas, būkite Dievo sekėjai, kaip mylimi vaikai. Ir gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus. Angliškas vertimas šiek tiek kitaip sako. Šventoji dvasia mus padės analizuoti mūsų gyvenimą. Tai yra žinia, kurioje mes galime pagalvoti apie tai. Ar žinote, ką žodis pasakymas aš atsiprašau, ką padaro tau, jisai išlaisvina. Jis išlaisvina. Tai žodžiai, kuriuos girdėdami pirmo amžiaus žmonės sakė, ką jie daro, kaip jie taip elgėsi. Jie padeda tiems, kurie neturi, jie maitina vargstančius, jie našlaičius globoja. Kas jie tokie, kaip jie taip daro. Mes turime pasirinkti. Mes galime rinktis ar eiti tuo keliu, kurį Jėzus parodė. Biblija sako mums, gyvenkite gyvenimą pripildytą meilę, sekdami Kristaus pavyzdžių. Jis paaukojo save, kaip atneša iškvapę auką Dievui. Prieš tai Paulius, rašydamas tą rašto vietą, prieš tai sako, 4:29, sako, tegu joks bjauri šneka neišsprūsta iš jūsų burnos. Jeigu nenori nieko pasakyti gero, geriau nieko nesakyk. Reikia vertimo. Jeigu neturi ką pasakyti gero, nieko nesakyk. Beveik vertimas geras. Tu turi nebijoti, jeigu tu mokais naujos kalbos. Aš nebijau kalbėti. Aš turiu daug istorijų apie tai, kaip aš blogai kažką pasakau.
Kartais tu gali sakyti, aš tiesiog esu sąžiningas, aš noriu kalbėti tai, ką aš jaučiu. Ir tai ne visą laiką veikia. Tai negali sakyti, tavo kelnes per trumpas. Ar mes kartais sakome tokius dalykus mes? Ar mes taip iš tikrųjų galvojam? Kartais tu įeini ir matai, kodėl tu taip pasakei? Kodėl tu tą sieną taip blogai nudažai? Kaip tu drįsti? Mes sukuriame kažkokią nesveiką atmosferą, sakydami taip. Darbė, tu turi tą tokį, kur vandenį ir šaldo aparatą. Jeigu tu kažkur tai kieme su rūkančiais, tu matai, jie ten kažką šnekas ir jie tuoj pradės šnekėti apie kažką. Tai jeigu ten tu stovi, apie tave galbūt nešnekės, bet jie šnekės apie kitus. Bet tu gali pakeisti tai. Tu negali kalbėti apie žmonės, kurių nėra tenai tuo metu. Kaip elgtis, aš nežinau. Jas klausk šventosios dvasios, ką daryti. Pakeisk dalyką, pakeisk temą, pakeisk pokalbio temą. Jeigu jie kalba apie kažkokius blogus dalykus, pakeisk dalykus, pradėk kalbėti apie kažką kitą. Nepasiduok, kalbėdamas blogai apie kitus žmonės. Bet aš turiu kažkaip sutarti su kitais. Ne, nebūtinai. Šiuo atveju ne. Bendradarbiavimas su priešu nėra geras dalykas. Kiek supratau, jam siūlė išgerti, degtinės. Tas gėrimo kultūra yra kitokia Amerikoje negu Europoje. Ir norėdamas, kad tai priimtų, turi daryti taip, kaip jie daro. Ir jeigu tu nesielgi taip, kaip kiti elgėsi, kodėl tu esi toks skirtingas? Eik į barą ir ger Coca-Cola. Žiūrėk tik, kad tavo romo neįpiltų į tą Coca-Cola. Bet tu neturi būti toks kaip jie. Ar tai reikia suprasti, kad aš turiu vaikščioti kažkoks šventas ir toks pasipūtęs? Ir kažkaip demonstratyviai, taip aikštingai kažkaip kalbėti. Labas, pastoriau Lukai. Aš noriu žinoti, kaip tu gyveni. Būk toks, kaip esi, paspausk ranką normaliai. Tai yra tokie linksmi dalykai, kuriuos aš pasakoju, tai yra iš tikrųjų rimta, visą tai labai rimta.
Jeigu tik tai mano brolis, sesuo, mano viršininkas, bet mes nekalbam apie juos, mes kalbam apie save. Mes turim sakyti, aš atsiprašau, atleiskite. Jeigu tu vien tik kalbėsi apie tai, kas tau atrodo sąžininga, ar turėsi draugų? Ne, neturėsi. Ir ar turėsi, būsi gerai vertimas darbė, jeigu vien tik kalbėsi tai, ką tu matai, ką tu galvoji, kas yra sąžininga pasakyti. Jeigu tu pradėsi pasakyti, vis sakysi ofise, kad šitą kvailą, šitas sprendimas buvo pirkti lempas kažkokias idiotiškas, tokios negatyvi informacija visą laiką sakysi, bet jei tu visą laiką sakysi, kad man patinka čia dirbti, visą tai yra gražu. Koks skirtumas, kokios sienos yra, kokios lempos yra, mes esame įdarbinti ten. Ir galbūt tokiu požiūriu pakeis kažkas sienų spalvą arba lempas. Mūsų žodžiai turi svorį. Būkite atsargus, kaip jūs vartojat juos. Kai kurie žodžiai gali numušti kojų pirštus. Gali sudaužyti širdį savo žodžiais. Tegu joks bjaurus žodis neišeina iš jūsų burnos, tegu tik tai, kas naudinga klausytojams ir statydina. Dinkime vienas kitą. Mūsų žodžiai yra stiprus. Mūsų žodžiai turėtų būti kaip statybų aikštelė, ne griovimo aikštelė, bet statybos aikštelė, statymo aikštelė. Rita, Artūras. Jūs esate žmonės, kurie statėt ir sėjat sėklas į jaunų žmonių gyvenimus metų metais. Ir aš noriu žinoti, kad jūsų investicija nėra prarasta, tai nėra pamiršta. Ir tu nežinai, kada sėkla sudygs, bet Dievas atneš derlių. Tavo nuoširdus, jūsų nuoširdus sėklų sėjimas atneš gausų derlių ir pakeis šitą šalį. Laikykitės to. Kodėl mes kalbame tai, kas yra negatyvu? Mes tai buvom išmokyti. Pirmas žingsnis, kad būtume pozityvus, tiesiog nustoti scrollinti telefone, mažiau žiūrėti žinių. Norit būti pozityvus influenceris? Skaityk Bibliją. Matą, Morkų, Luką, Joną. Kiekvieną dieną. Skaityk po skyrių į dieną. Ir greitai matysi, kad tu pradedi kalbėti apie Jėzų kiekvieną dieną. Neleisk priešui turėti jokios vietos savo širdį.
tu nežinai manęs. Taip, aš nežinau tavęs. Jėzus sakė, jeigu tu žinotum mane ir mano tėvą. Jėzus žinojo apie visus. Kai kartais santykiai, kuriuos mes turim su kitais, kartais santykiai yra skirtingi, tai kaip mes žiūrim į žmonės, ir jie skirtingai mus žiūri. Nėra, sakysim, vaiko ir tėvo santykiai yra skirtingi. Vaiko į tėvą santykis yra kitoks negu tėvo į vaiką. Tėvas moka už viską, priema sprendimus. Bet mes ne visada žinome, kokius kentėjimus pereina žmonės. Mes Makfersono dėsnis tu turi tarsi užsidėti to kito žmogaus batus ir žiūrėti, kaip tu jautiesi tuose batuose, to žmogaus kailyje. Taip vadinasi entropija, supratimas, empatija. Tai nėra tai, kad tu atleidi visiems žmonėms bet kokius nusižengimus, bet tiesiog suprasti, kur žmogus yra ir iš kur jis ateina. Aš galiu pasakyti kažkokius grubius žodžius Megei ar dar kažkam ir tu gali sakyti sorry, atsiprašau. Tai tas sorry, tas atsiprašau nieko nepasako, tarsi yra, jisai nepataiso padėties, jisai kaip stiklelis kažkoksai akyje. Kartais mes tiesiog turim pasakyti, aš atsiprašau ir viskas, taškas, sustojam toje vietoje, nes jeigu sudaužei vazą, turi ją ką suklijuoti. Pasakymas atsiprašau. Sekantys žodžiai turėtų būti, ar tu man gali atleisti. Mes galime sulaužyti tą tokį įsižeidimų ciklą, kad nesužeistume žmonių žodžiais, emociškai, fiziškai, finansiškai. Ir tai eina į kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Tai nėra taip, kaip turėtų būti. Gyvenimas turėtų būti kitoks. Joks bjaurus žodis ten neišsprūsta iš jūsų burnos, tik tai, kas duoda naudą klausytojams ir statydina, tinka ugdymui, kaip Kristus, kuris paaukojo save, kaip kvapą atneša Dievui. Kaip aš tai galiu padaryti? Visų pirma,
tai gali padaryti tik tai atiduodant visą tai, kas tu esi Kristuje, koks tu esi Kristui. Vien tik pozityvius dalykus nori atiduoti Dievui. Bet Dievas nėra toks, kad prašytų vien tik gerų dalykų apie tave. Jisai nori ir visko, kas tave skaudina. Kodėl Dievas norėtų mano skausmo? Šiandien ryte aš išgirdau kažkokį keistą garsą. Ir šiukšliavežė pravažiavo staigiai, garsiai, išvažiavo, jis užstojo vartus mano. Jeigu mes neišnešim šiukšlių, jis nesurinks jų, jis negaus pinigų. Bet mes turim kartais kaip šiukšliadėžę savo širdį. Tai yra tokia pilna negatyvumo, kažkokiu dalyku, kur net negali matyti per tai gerų dalykų. Tu neleidi tų šiukšlių išvežti. Dieve, tu negali to paliesti. Tu negali paliesti, tu negali. Tai yra baisu. Neik artin prie tų šiukšlių. Bet Dievas sako, padėk šiukšlės čia. Padėk čia. Padėk šiukšlės prie jo kojų. Savo negatyvumą, savo skausmą, sužeidimus. Ką jis darys su tuo? Jisai paims ir jis perdirbs taip, kaip tu negali perdirbti ir atsikratys jais. Tu žinai, kaip kvepia, tai yra bloga, turi kvapą gėlės, kurios ilgai būna pamirtos vazoje. Dievas nori išnaikinti blogą kvapą. Gyvybė ir mirtis yra liežuvio galioje ir tie, kurie jį mėgsta, ragaus jo vaisių ir neš atsakomybę už tai. Ir mirtis, žodis mirtis yra toje frazėje, bet yra tiesa. Kai sakome negatyvius dalykus žmonėms, mes kai kurie dalykai jų gyvenimuose gali mirti, bet liežuvio gali yra ir palaiminimas, mes galim kalbėti gyvenimo, gyvybę žmonėms. Mes turim galimybę, ne tik galimybę, bet ir taip pat pašaukimą kalbėti gyvenimą žmonėms. Mes galime kalbėti gyvenimą mirusiuose situacijose. Taip mes galime. Aš prisimenu istoriją apie jauną merginą. Aš buvau Mičigane ir tuo metu mes rinkome pinigus kelionį į Estiją. Turėjo bažnyčią draugas turėjo bažnyčią, apie 150 vaikų ten buvo. Ir aš paprašiau išeiti žmonės, išeiti į priekį dėl maldos ir mergina darė šitaip išėjus į priekį. Tai kažkas netvarkoj. Kažkas tai yra blogai. Kas vyksta su ta vargšė mergaitė? Aš priėjau prie jos
ji turi mikčiojimą. Jinai taip judėjo. Aš esu matęs tai prieš tai. Kas vyksta čia? Ir klausiu, apkabinau ją ir klausiu, kas yra, kaip vardas. Kas vyksta? Kodėl aš nekenčiu savo tėvo? Tai yra rimta. Aš nekenčiu, kad nekenčiu savo tėvo. Dviguba neapykanta. Ir diakonai stovėjo šalia ir kas vyksta. Aš tiesiog paklausiu, galvoju, kad Dievas taip įtakoja, kad ar tu nori atleisti savo tėvui? Jis sako taip. Tada kartok paskui mane, aš atleidžiu savo tėvui. Tai aš atleidžiu savo tėčiui. Vėliau aš atradau, ji buvo išmesta iš mokyklos. Ta diena išmesta iš mokyklos, nes iš jos juokėsi, kai jinai mikčia, jinai trenkia kažkam tai už tai. Ir nekasdama savęs, nekasdama savo tėčio ir kūnas jos priėmė tokią tai išreiškia tokiu mikčiojimu. Tai gali būti arba demoniška įtaka, arba neapykanta. Aš kalbėjau su kita moterim. Kitai moteriai aš klausiau, ar tu gali atleisti savo tėvui. Ir jie sakė, niekada per amžius neatleisiu savo tėvui. Ar tu dažnai sakai tai kitiems? Tai yra labai bloga vieta būti, nes yra mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje. Tau nereikia būti toje vietoje, kur tu neapkenti kažko tai. Išlipk iš tos duobės, griebk tą virvę, kurią tau kažkas nuleidžia ir stengiasi išsikapanoti iš tos duobės. Neleisk. Tegu joks bjaurus žodis, netinkamas žodis neišeina iš tavo burnos, tegu vien tik tais, kas tinka ugdymui ir suteikia naudą klausytojams, suteikia malonę klausytojams. Įsivaizduok bažnyčias Lietuvoje, kurios tai sako. Ir jeigu mes tai darytume, kiti žmonės tai pamatytų, jie klaustų, kas čia per žmonės, kodėl jie taip kalba. Mes esame tiesos nešėjai ir tiesos, ir šviesos, ir meilės nešėjai. Tegul mes nenešame tamsos, nepasiduodame tamsai, kompromisams. Ir nesakykime, kad mes neatleisime, aš niekada to neatleisiu. Jėzus atleido visiems, netgi kabėdamas ant kryžiaus. Jis atleido tam, kuris šalia kabėjo. Mes galime įeiti į tai. Jis davė mums atleidimo jėgą.
Ir neįkliūkime į tokią duobę, kad tik Dievas gali atleisti nuodėmę. Dievas mums davė gali atleisti, mums taip pat. Sako bažnyčiai, kad kunigai gali atleisti. Bet mes turime gali atleisti kitiems, net ir patiems savo. Mes turime tą jėgą suteikti tiesiogiai iš jo, atleisti kitiems. Šitoks požiūris pakeis mūsų bendruomenės, mūsų šeimas, mūsų gyvenimus, mūsų likimus, mūsų palikimą pakeis tai. Gali viską pakeisti. Jeigu visa tai bus pakeista, jeigu mes esam greiti atleisti. Nustok sakyti, bet tiesiog atleis žmogų, eik į priekį. Ir neleisk jam gyventi tavo galvoj. Ir jeigu tu leidi kažkam galvoti, apie kažką galvoti vis, aš nežinau tos dainos. Jeigu mes darysime tuos dalykus, tai būsime vargai savo galvoj. Aš pažįstu žmogų, kuris sukilo prieš savo tėvus. Baisi situacija namuose. Aš naikinau save, darydamas blogus dalykus, gerdamas, narkotikus vartodamas, ir aš skaudinau save, žaidžiau save, norėdamas įskaudinti savo tėvą. Nori įskaudinti tėvą, skaudindamas, žalodamas save, nėra jokios logikos tame. Nėra daug logikos, kai tu būni įsižeidęs. Nebuvo jokios logikos žaloti save, norėdamas skaudinti kitą. Mes, broliai, seserys Kristuje, mes negyvename kaip tie vergai. Mes negyvename kaip belaisviai. Tame kažkame pasikartojančiam tamsos cikle. Mes pakeliame galvą ir matome, iš kur mums ateina pagalba. Aš, Jėzau, negaliu daryti to pats iš savęs, atleisk mano nuodėmes, atleisk man mano nusikaltimus. Tu gali sakyti, taip, aš tai galiu padaryti pats, bet Kanadiečiai sako, sorry, atsiprašau. Jie sako, atsiprašau visą laiką, labai greitai. Bet mes turime kažkaip su tokiu giliu įsitikinimu sakyti, atleisk man, prašau, atsiprašau. Mes visi darom klaidas. Bet jeigu mes galime suvaldyti liežuvį, jeigu galime suvaldyti liežuvį, galime suvaldyti visą savo kūną. Jokūbo laiškas 3:5
3.5 sako, kad Jokūbo 3.5 sako, kad 3.5 sako, kad liežuvis yra maža ugnelė, bet giriasi didžiais dalykais. Žiūrėkit, kokia maža ugnelė gali padegti didžią girią. Ir liežuvis gali padegti visą tavo gyvenimą, nes yra pats pragaro padegtas. Ar galvoji apie tai kažkada tai? Jis nesako, kad liežuvis yra pragaro dalykas, bet sako, kaip lengvai gali būti pragaro padegtas liežuvis. Kaip mes užgesinam ugnį? Visų pirma, mes turime didelę dozę, nuolankumo didelę dozę. Aš turiu pavesti save tau. Turiu aukščiau pakelti tavo interesus negu mano. Aš turiu. Ir antras dalykas yra jautrumas. Mes kalbėjom anksčiau. Kai kažkas įvyksta, tu sakai, atsiprašau, ar atleisi man, ar gali atleisti man. Taškas. Pilnas sustojimas. Jokių paaiškinimų. Kai mes pradedam aiškinti, dėl ko tu tai padarai, tiesiog tu ne tai priėmė, kaip aš norėjau pasakyti. Ir tu tiesiog pili dar žibalo į ugnį. Ugnis dar labiau liepsnoja. Ir 3 dienas žmona nekalba su tavim. Dėl to, kad pasakyk, aš atsiprašau, atleisk man ir ar tu gali atleisti man. Ir paleisk tą žmogų. Ir nesakyk, kad tu daugiau taip niekada nepadarysi. Tu sakai, kad taip niekada nepadarysi. Ir tu visada taip darai. Nevartok tokių žodžių. Visada, niekada. Kalbant žmonoms. Nekalbėkite blogai, žmonos, nekalbėkite blogai savo vyrams. Ir Dievas gali tai išspręsti. Visi vyrai pasakė taip. Vyrai bijo pasakyti prie žmonų. Ir nesakyk blogų dalykų savo taip pat. Neleisk priešui kalbėti tavo galvoj, taip, laisvai, nemokamai. Išdurk jam akį, trenk jam į galvą. Trenk kumščiu į galvą ir pasakyk, atstok nuo manęs šito, ne? Jeigu turi tokias mintis. Joks ginklas nukaltas prieš mane neturės galios. Ir tas, kuris yra manyje, yra didesnis už tą, kuris yra pasaulyje.
ir tu garbinsi tėvą. Ir tai dar vis nesustoja. Tu melskis su to žmogu ir tikrai nutildys priešą. Ar kalbėjo Jėzus apie tai? Aš nežinau, ar Dievas davė man gali atleisti. Aš nežinau. Paskaityk Bibliją. Kai mes skaitome, mes galime matyti, kad Jis davė gali mums atleisti ir išlaisvinti mus ir kitus išlaisvinti taip pat. Mes turime galę kalbėti ir mirti, ir gyvenimą. Ką mes pasirinksime? Mes pasirinksime žinodami, kad žodžiai turi svorį ir mes pasirinkime kalbėti gyvenimą. Kiekvieno aplink mus gyvenimą. Pastoriau Lukai, sustok. Nustok teisintis. Neuropsichologija, jie padarė atradimą, tokį suprato. Kai tu tik pasakai, kad aš daugiau taip niekada nepadarysi, daugiau tai niekada neįvyks. Ir tu saugai savo širdį, bet tu taip pat sukuri distanciją, atstumą tarp kitų žmonių, bet to tarp savęs ir Dievo taip pat. Tu galvoji, aš negaliu atleisti tam žmogui, negaliu kalbėti su žmogum. Aš lygiai tokią pačią turiu problemą, kaip ir tu. Galiu turėti tokią problemą. Lygiai tokį patį pyktį galiu turėti kitiems žmonėms. Bet tai kur mus tai veda? Niekur neveda. Mes esame tiesiog. Jeigu tu turi kažkam atleisti, kažkas tave įžeidė, jeigu ta negatyvi tokia emocija tave pagauna, ir tas medis toksai pradeda augti tavo prote. Ir kažkas mus vėl primena tą dalyką, kažkokį įsižeidimą, tas medis pradeda augti. Bet šventosios dvasios jėga tu gali nugalėti ir paimti, nelaisvinti kiekvieną mintį ir pakeisti savo mąstymą, kaip tu gali galvoti, taip kaip Dievas veda mus galvoti. Tai yra praktikavimas, ką sako Biblija apie gyvenimą liežuvio galioje. Ir kiekvienas gali turėti naudą, klausant tavęs, kai tu kalbi gyvenimą. Jeigu tu girdi save sakant, kad aš niekada to, niekada tam, niekada šito, ir jeigu vėl kažkas tau primena kažkokius dalykus, kad tu negali kažko atleisti, bet tu turi galę pakeisti tai.
Dar vienas įdomus dalykas. Dar, jeigu tu kažkam tai turi pakalbėti, pasakyti atsiprašau kažkam šitą patalpoj šiuo metu, jeigu tu ten telefonė sėdi, tiesiog padėk viską į šoną ir padaryk taip. Aš ir net jeigu tai atrodo, kad ten kažkaip, gal žmogus tas net nežino, bet tu žinai, kad turi padaryti, prieik prie žmogaus, kaip tai betrodytų, pasakyk, kad aš tau prašau atleisti man. Ir galbūt yra šitą patalpą žmonių, kurie sako, kad viešpatie, man reikia atleidimo iš tavęs. Jeigu tu nori susitvarkyti savo reikalus su Dievu, tu paprašyk Dievo atleidimo. Jeigu tu galvoji, kad tu turi kažko atsiprašyti, nelauk. Nueik pas tą žmogų ir pasakyk jam, atleisk man. Ir tiesa išlaisvins tave. Ir kai kada man žmonės sako, atleisk man, aš galvoju, ką, aš net nesupratau, kad aš galėjau pykti. Tai gal pasakys tiesiog nieko tokio, viskas tvarkoja, aš net nežinau apie tai. Bet tu neturi nešioti naštos. Prašyk atleidimo, pasakyk, aš atsiprašau. Nes kitus, kai atsiprašau, tu darai ne dėl kito, bet tu darai dėl savęs. Tai tave išlaisvins. Kai kurie negali bažnyčiai šlovinti taip, nes jie rankas laiko va šitaip, už nugaros. Ir tarsi surakinta antrankiais ir priešas juokiasi iš tavęs. Tiesiog pasakyk, aš atsiprašau. Gal tau reikia pasakyti, Jėzau, atsiprašau. Gal man reikia tiesiog nustoti kažkaip pasiteisinti visą laiką. Jeigu tu reikia parašyti kažką, tu žmogui padaryk dabar. Jeigu kažkas iškyla prieš tave dabar, man bekalbant, jeigu tu žinai, jeigu degina kažkas tave, padaryk tai greitai, būk greitas atleisti ir būk greitas prašyti atleidimo. Būk greitas kalbėti gyvenimą kitiems. Jeigu mes neatleidžiam, mes nesame gyvybę teikiantys žmonės. Mes turime būti gyvybę teikiantys žmonės. Jis mums davė tą galią. Nemeluok savo, tai per daug aš negaliu. Ne, jisai davė tau galią atleisti ir galią prašyti atleidimo. Aš vėl darau tam tikrus dalykus. Skirtingi scenarijai, bet tas pats dalykas. Kol muzika groja, tarnautojai ateitų į priekį, kad kiti žmonės galėtų ateiti pas juos ir melsis. Ir aš galiu melsis už tave. Dar keletas minučių ir mes formaliai pabaigsime šį susirinkimą.